Sveiki, mano vardas Jolanta. Šiandieną turiu galimybę pristatyti Jums vieną iš labai mylimų ir labai naudojamų indų savo virtuvėje. Tai yra greitpuodis, kuris skirtas gaminti mikrobangų krosnelėje. Kodėlgi aš jį taip myliu ir kodėl aš jį taip labai naudoju? Todėl, kad labai daug yra galimybių, labai daug receptų, ką galime šitame puode pagaminti. Jisai skirtas mikrobangų krosnelė, kaip jau ir sakiau, ir gaminant mes sudedam produktus, ką jau pasirenkam, ir pilame vandens. Vandens yra nurodyta žymos, turi būti ne mažiau ir ne daugiau negu nurodyta puodo viduje. Tada vanduo kaista, susidaro slėgis ir slėgio pagalba yra gaminamas maistas. Kuo tas maistas toks ypatingas ir man patinka gaminti? Todėl, kad gaminasi greitai, gaminasi skaniai, išlieka dažniausiai visos sudėtų produktų spalvos, išlieka skonis, maistas gaunasi labai sultingas. Kitas dalykas, mano virtuvė praktiškai būna švari, viryklė švari, aš negaištu laiko, aš tiesiog sudėjau viską į puodą, uždariau. Uždaryti irgi reikia taip, kaip senoviškai būdavo, tokios vadindavom greitpuodžiais, karavarkiam sakydavom senoviškai. Tai uždaryti šitą puodą irgi reikia taip, kaip ir seniau, kad uždarydavo mūsų mamos, močiutės ir dar mes pačios uždarinėdavom. Taip, yra ant puodo pačio ir ant dangčio yra du tokie trikampėliai. Tai pirmiausia, uždarant, mes turime suderinti šitos trikampėlius, pasukti dangtį ir uždaryti rankenėlę. Rankenėlė tiesiog mechaniškai užsidaro mums paspaudus. Taip? Ir tada dedame mikrobangų krosnelę. Negalima gaminti maisto ilgiau negu pusvalandis. Tai yra rekomenduotina, kad ir indas būtų sveikas, nesugadintas, ir mikrobangų krosnelė ir taip toliau. Na, aš manau, ir nėra tokių patiekalų, kur mikrobangų krosnelę gamintumėm ilgiau negu pusvalandį. Ką šitame puode mes gaminam? Šitam puode galima, turbūt pradėti nuo to, kad galima pasigaminti patį skaniausią risotą, turbūt, su pievagrybiais ir su įvairiausiais priedais, kokius tik tai mes norime sudėti. Galima, aišku, ūkišką patiekalą pasigaminti, pasitroškinti kopūstėlius raugintus. Sudėjom kopūstėlius, dedame kopūstėlius tai, ką mes valgom. Galima dėti ir kiaulieną, galima dėti ir antį, galima dėti ir dešreles, ir ant viršaus nuskutus bulvių pridėti. Tik nepamirškite, kad būtinai reikia pripilti vandens iki maksimumo, kur yra pažymėta. Taip, nes be vandens gaminti čia negalima. Nes būtent vandens pagalba, dar kartą pasikartoju, susidarys slėgis ir būtent slėgio pagalba gaminsis maistas. Tai reiškia, gaminam risotą, gaminam troškintus kopūstėlius, gaminam įvairiausius guliašus. Jau vengrišką guliašą galit pasigaminti. Galit pasigaminti, ir vištieną kinietiškai. Galit liežuvį išsivirti. Galit įdėjusios jautienos gabalą pagaminti jį taip skaniai, kad paskui išėmus tik su šakute reikės suplėšyti ir jūs turėsite fantastišką jautieną, sojos padaže ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, galimybės neribotos. O tiesiog galite neturėti jokio recepto, o tiesiog turėti indą, atsidaryti savo šaldytuvą ir sudėlioti tai, ką jūs ten randat. Ir mėsytės gabaliuką galit, ir kokį raugintą agurkėlį, jeigu turit, ir morkytę patarkuoti, ir svogūnėlį pjaustyt, ir tiesiog su ryžiais tokį troškinį padaryti. Tai bus jūsų šaldytuvo išvarymas ir bus skanūs pietūs jūsų šeimynai. Man netgi, kada važiavom atostogauti, vasaroti kažkur, ir jeigu aš žinau, kad ten bus mikrobangų krosnelė, žinokit, aš būtinai pasiimu šitą puodą. Kad nereikėtų su šeimyna eiti pietauti kažkur, aš ryte, kol visi ruošiamės į pajūrį, sakykime, ar į kažkokią ekskursiją, sudedu tai, ką aš suplanavusi pagaminti, įstatau į mikrobangų krosnelę, maistas pasigamina, mes paliekam jį ir kada grįžtam, ko man tada reikia kelių minučių, kad pašildyti jį. Ir viskas, ir pietus ant stalo skanūs, naminiai, sveiki, jau ant stalo garuoja. Ką reikia būtinai žinoti, kad naudojant šitą indą, reikia būtinai žinoti, kad pagaminus, ištraukus, kada jau krosnelė nuskamba, kad nereiškia, kad jau ištrauksit ir valgsit. Ne, taip nebūna. Reikia, kad būtinai maistas dar pastovėtų ir pats puodas jums tiesiog padiktuoja laiką, kiek jisai turi pastovėti.
turi nusileisti va šitas vožtuvėlis, kuris yra kaip ir apsauga, ir šitas vožtuvėlis jie turi gražiai nusileisti ir jau nebešnypšti per juos. Dar viena apsauga tokia yra, kada jūs jau, ir šitas nusileido vožtuvėlis, ir šitas, jūs atidarot šitą rankeną ir irgi, va čia dar yra viena tokia apsauga, va čia yra toks vožtuvėlis, per jį irgi šnypščia, jeigu dar ten būna aukštas slėgis, taip, tai jūs turite tiesiog palaukti, kol nustos šnypšti. Ir tada ką, jūs pasukate taip, kad trikampėlis atsistotų prie trikampėlio ir aš visada saugumo sumetimais dangtį atidarau nuo savęs nusukusi. Nes ten, žinokit, tikrai būna karšta, būna įkaitę ir būna karštų garų. Tai vat ir viskas, ką reikia apie šitą puodą žinoti, tobulas puodas. Ir kaip aš visą laiką sakau, viskas mane visada kvepia. O kodėl kvepia? Dėl to, kad jame pastoviai yra gaminama. Ir šiandien aš pristatysiu vieną iš tokių labai paprastų receptų ir tokių, kur nereikia nei daug labai produktų, tiesiog, ir greitai pasigamina ir labai skanu ir labai paprasta. Ko man reikės šitam receptui? Tai, pirmiausia, tai man reikės, apie kilogramą ar kiaulienos išpjovos, ar nugarinės, čia tai priklausoma, ką jūs nusipirksite, ką jūs mėgstate labiau, reikės obuolių sulčių, dar man reikės grietinėlės, taip, reikės auksinių razinų, reikės kukurūzų krakmolo ir aišku, kaipgi patiekalas be druskytės ir be pipirų. Tai visą šitą aš panaudosiu ir pagaminsiu fantastišką kiaulieną kreminėme padaže su auksinėmis razinomis. Na kągi, pradedam gaminti mūsų pietus. Pirmiausia, tai į greitpuodį susidėjom mėsytę, taip, ir žinoma, ją reikia padruskinti ir papipirinti. Padruskinti ir papipirinti aš naudosiu mūsų prieskonių malūnėlius. Man labai jie patinka, nes visų pirma, tai labai patogu paimti į ranką ir sukti, nes yra ergonomiškas toksai, burbulas, taip. Kitas dalykas, prieskonių malūnėlis mala keramikinė dalimi, taip, keramika mala. Dar yra vienas privalumas, kad mes ratuko pagalba galime reguliuoti, ar mums stambiau, ar mums smulkiau pamalti, taip. Tai padruskinom, žinoma, papipirinsim būtinai, taip, su pipiriukais, tai patys geriausi pagardai, kurie visada mūsų patiekalui suteikia labai skanų skonį. Taip, padruskinom, papipirinom. Toliau, ko mums reikia? Toliau mums reikia, kaip ir minėjau, auksinių razinų. Supilam auksinės razinas, taip, ir mums reikia obuolių sulčių. Šiuo atveju aš naudoju naminės obuolių sultis, užpilu mėsytę razinas, užpilu sultimis ir kas belieka? Belieka uždaryti, taip kaip ir minėjau, taip. Dangtis turi va šitokias irgi pertvarą, tai čia irgi yra viena iš apsaugų. Dedame trikampį prie trikampio, pasukame paėmę už rankenų ir va taip tiesiog mechaniškai uždarome šitą rankenėlę. Dedame į mikrobangų krosnelę 15 minučių. Labai dažnai manęs klausia, kiek laiko gaminti ten tą arba tą. Žinokit, visada, pagal jūsų mikrobanginę krosnelę tai truputėlį priklauso. Vienos ten yra galingesnės, kitos mažiau galingos. Tiesiog pabandysit vieną kartą, antrą kartą kažką pagaminti ir jau jausite, kiek laiko reikia jūsų gamybai. Dedu į krosnelę. Kol kiauliena gaminasi mikrobangų krosnelėje, aš turiu puikią galimybę išnaudoti tą laiką ir pagaminti garnyrą prie tos kiaulienos. Taip? Tai vėlgi, imsiu dabar dar vieną labai puikų gaminį, kuris yra skirtas mikrobangų krosnelėje gaminti. Tai šitas gaminys yra skirtas turbūt tiem, kurių pas ką nedidelė šeima, pas ką yra studentas šeimoje, pas ką yra tokia bėda, kad sako labai mažai vietos spintelėse. Tai šitas gaminys turi daug galimybių ir užima labai nedaug vietos. Perkant šitą gaminį, aš tiesiog siūlau jums pasinaudoti tokią suflerio kortelę. Čia yra parodyta, ką galima su juo padaryti. Pirmasis mūsų toks sufleris, kad mikrobangų krosnelėje, naudojant šitą indą, mes galime labai puikiai išsivirti makaronus įvairiausius. Taip? Antras sufleris rodo, kad mes naudojant šitą indą ir naudojant šituos dangčius, galime virti ryžius, grikius ir bet kokias kitas košes. Taip? Ir trečia suflerio lentelė mums rodo, kad mes galime šitą indą naudoti kaip gaminimą garuose. Tai įvairiausios skanūs patiekalai, šitiek daug galima garuose pagaminti. Tik tai nuo senų laikų jau yra, kad garuose tai neskanu, ten kaip darželį arba dar kaip mokykloje duodavo seniau. Iš tikrųjų visiška nesąmonė, nes garuose galima labai puikiai ir labai skaniai gaminti.
Tai va, aš naudojuosi laiku, kad jau kiauliena baigia išsitroškinti ir kaip jau minėjau, jinai turės dar kokį 10 minučių pastovėti. Tai aš tuo tarpu į mikrobanginę krosnelę įdėsiu pagaminti bulves. Jas aš pagaminsiu garuose. Tai į apatinį indą pripyliau vandens, vėlgi yra pažymėta riba, iki kur yra pilamas vanduo. Pripyliau vandens, nusiskutau bulvyčių, pridėjau bulvyčių, statau į šitą indą, bulvių indą ir uždengiu su dangčiu ir tiesiog įdėsiu į mikrobanginę krosnelę. Vėlgi tai priklauso nuo jūsų krosnelės galingumo. Aš įdėsiu kokiai 12-14 minučių, kad išvirtų garuose bulves. Ir iš jų pagaminsiu bulvių piurė prie kiaulienos troškinio. Kiauliena pabaigė gamintis, kas dabar mums lieka? Ja atidaryti saugiai, niekas niekur nebešnipščia, sustatyti trikampėlį prie trikampėlio ir kaip jau minėjau, nuo savęs atidarau, kad tai būtų saugu ir karšti garai manęs nenudegintų. Pasižiūrėkit, šauniai pasigamino, obuolių sultis, razinos, viskas labai gražiai atrodo. Išimsiu kiaulieną iš greitpuodžio, minkštutė. Taip. Ir dabar man reikia pagaminti padažą. Kiauliena palauks, kol aš gaminsiu padažą, o padažas gaminasi, reikia sumaišyti grietinėlę su krakmolu. Tai supilu kukurūzų krakmolą šiuo atveju naudoju. Taip. Supilu dubenėlį ir plakimo šluotelės pagalba išmaišau. Ir supilsiu į obuolių sultis ir dar porą minučių pakaitinsime mikrobangų krosnelėje, kad sutirštėtų ir pasidarytų, kaip jau ir žadėta, kreminis padažas. Supilu į sultis. Taip, supyliau krakmolo su grietinėlė į obuolių sultis, uždengiu vėlgi dangčiu, tos pats principas trikampėlis prie trikampėlio, rankenas pasukom, uždarėm rankenėlę ir porą minučių į krosnelę. Taip, mikrourbone įdėtos bulvės šauniai išvirė, tai dabar 2 minutės gaminasi padažas, o aš tuo tarpu turiu laiko paruošti garnyrą. Taip, išimu bulves ir šitą bulvių skystį, kuris liko, aš susipilu į greitkratį, jį panaudosiu trindama bulvių piurė. Mano bulvės virė, žinokit, netgi 15 minučių. Vėlgi, tai, kaip ir minėjau, priklauso nuo jūsų mikrobangų krosnelės galingumo. Susidedu bulves į tą patį indą, jisai karštas, man bulvės ilgai neatvies, padruskinsim, vėlgi mūsų prieskonių malūnėlio pagalba, trintuvės pagalba sutrinsime bulvių košę. Žinoma, galima bulvių košę trinti senoviškai, naudojant sviestą, naudojant užvirintą pieną, o šiandieną tiesiog pasinaudosiu būtent bulvių nuoviru ir, kad būtų bulvių košė skanesnė, truputėlį riebesnė ir turėtų tokio skonio, įpilsiu alyvuogių aliejaus, patrinsim ir bulvių nuoviro. Taip, mėsytė mūsų, kaip jau matote, šauniai paruošta, minkštutė, kvepianti, šalia dedu paruoštą bulvių košę, kurią pagaminau būtent su nuoviru ir alyvuogių aliejumi. Tik nepaminėjau, kad jeigu jūs norite ne 15 minučių virti bulvių košę, truputėlį trumpiau, tai į apatinį indą pilkite verdantį vandenį. Ir dabar aš atidarau mūsų greitpuodį, kuriame, aš tikiuosi, labai skaniai pasigamino kreminis padažas. Iš tikrųjų, konsistencija puikiai, kreminis padažas, spalva graži, kvepia ir užpilsim padažą ant mūsų paruoštos kiaulienos. Na va, matot, pagalba 2 indų, kuriuos aš panaudojau, laike pusvalandžio pagaminau tobulus pietus jums. Taip ir kiaulieną kreminėme padaže ir bulvių piurė. Šitų indų pagalba jūs galite pagaminti daugybę skanių pietų, vakarienių ir pusryčių ir taip toliau. Na, o kokiegi tie receptai ir kaip gaminti, išsamesnę informaciją sužinosite pas savo demonstruotojus.